Tai ką, tikriausiai iš mano raudonų lūpų galima spręsti, kad darysim šiandien Valentino dienos makiažą. Tai taip, tą ir darysim. Aš nusprendžiau, kad Valentino dienos makiažas turi būti toks visiškai klasikinis, tiesiog pabrėžtos tam tikros detalės, kaip dabar akis ir lūpos. Tai bet jeigu patinka šitas makiažas, žiūrim toliau. Kadangi šiandien labiau akcentuosiu detalės, tai jau veidą esu pasidengusi makiažo pagrindu, tai tiesiog panaudokit tokį, koks jums labiausiai patinka. Mano antakiai irgi yra jau padaryti, nes tiesiog vakar kaip tik kaip sutapimas buvo, dariausi ilgalaikį dažymą, tai mažiau darbo bus. Tai va, tai veidas yra pas mane padarytas, jis nėra užfiksuotas, tiesiog yra makiažo pagrindas ir šiek tiek paakėjų pamaskuotas. Keliaujame prie veido kontūravimo ir aš naudosiu Rival Love Me stiką. Man jis labai patinka, jis labai nedaug kainuoja, bet jo super gera pigmentacija ir man labai patinkantis spalva, tai 01 numeriukas. Išsipaišau visą veidą. Bandau filmuoti su dienos apšvietimu, nes galvoju, kad gal labiau matysis, kaip natūraliai tos spalvos atrodo, nes su lempa vis tiek dažniausiai, kai filmuoji, viskas susivalgo. Tai aš tikiuosi, kad viskas jums puikiai matysis. Viską išsiblendinu. Jo, ir dabar stengiuosi tiesiog greitai dažytis, nes nežinau, kada pradės tempti ir iš vis nieko nebesimatys, kad nesiskirtų apšvietimui jums. Toliau noriu labiau pasišviesinti ir išsikontūruoti veidą, tai tam naudosiu Max Factor Multi Perfector, tai yra concealeris. Man jisai, žinokit, prilygsta Tartės maskuokliu, kuris yra sunkaus maskavimo. Tai žinokit, šitas yra panašus, nes jis tikrai gana sunkus yra. Tai aš šito į paakius nededu, nes jis tikrai sunkokas. Aš jį naudoju va čia va žemiau. Tose vietose, kur noriu pasišviesinti. Tai tarkim lūpų kampučiai. Gali būti akies kamputis, gali būti šiek tiek kakta. Jisai yra stipresnė maskavimo, jis tikrai pašviesina. Ir man šitas spalva, sakyčiau, gal labiausiai patinka. Nes va dabar, kol mes tokias esam neįdegusios ir šviesios, tai gal, sakyčiau, labiausiai tinkantis light numeriukas yra. Keliaujam prie veido fiksavimo, tai naudosiu NYX Can't Stop Won't Stop biria pudrą. Tai aš ją realiai pasiėmu taip su puriu šepetėliu. Ir labai švelniai perinu per visą veidą. Jeigu esate riebiaodė, tai galite tiesiog imat ir pripresuojat, kad jums geriau laikytųsi. Aš kai esu šiek tiek sausiaodė, normalus mano tipas yra gal šiek tiek kartais linkęs į sausumą, į dehidratavimą. Tai man nebūtina tiek daug prisifiksuoti veido, kad neišsausintų. Aš taip pat nusprendžiau, kad reikia šiek tiek labiau pasiryškinti savo kontūravimą, tai tiesiog kokį bronzantą jau pačiupau po ranka, su juo viską pasifiksuoju, ką dariau prieš tai su kreminiu Rival stiku, tai viską tose pačiose vietose atkartoju, kad paryškint labiau. Tai ką, keliaujam toliau prie akių. Jau šitą priemonę spėjau apkalbėti Instagrame, TikTok ir panašiai, tai nežinau, ar čia yra naujiena, ar man yra naujiena, nes aš dar šitas produkto nemačiau, bet yra Gošo kreminiai šešėliai, kurie turi dvi spalvas. Tai vis pirma yra labai patogu, nes yra iškart dvi spalvos, galite turėti matinį variantą ir galite turėti blizgutį. Ir su juo, žinokit, žiauriai patogu dirbti. Aš jau išbandžiau, jau vieną kartą panešiau ir jisai labai gerai laikėsi. Tai aš išsirinkau šiaip šitą spalvą, čia yra, koks čia dabar numeris, 001. Aš sakyčiau, kad man šita spalva yra pati universaliausia. Bet ten ir kitos buvo labai gražios, bet tipo, jeigu jau norite turėti kažkokią visiškai universalią spalvą, kur tikrai visur tiks, tai žinokit, čia šitas variantas. Pažiūrėkit su juo, kaip paprasta dirbti. Aš galiu užsidėti ant viso voko šitą šešėlį. Šitas šešėlis toks visiškai klasikinis. Faina, kad tokia šiek tiek šaltesnė spalva, nėra to ryžo atspalvio. Užsidedu, tarkim, ant voko. Ir su kitu šepetėliu šitą spalvą prasklaidau per visą voką. Ir aš kadangi nusprendžiau daryti Valentino dienos progą makiažą tokį klasikinį, nes manau, kad čia nėra ta šventė, kur reikia per daug pompastikos. Užtenka akcentinių detalių. Labai tinka. Pažiūrėkit šitą spalvą. Vėl aš grįšiu prie tų kreminių šešėlių, bet važiuojam toliau prie Rival paletės. Su ja šiek tiek labiau pagilinsiu akį ir ją išformuosiu. Tai šitą reikia labai faina paletė, tokių visiškai klasikinių spalvų. Manau, imsiu šitą spalvytę. Gilinu tiesiog patį akies linkį. Ir turėtų šiek tiek matytis labiau skirtumas. Šita akis šiaip patamsėjo ir tokia pagilėjo.
paryškėjo, gal labiau atsivėrė negu šitą, nes aš, pavyzdžiui, turiu užkritusi voką, tai aš kai pagilinu akį, tas pakritęs vokas netaip išryškėja. Tai paryškinam vėl tą patį linkį. Tas linkis tai yra, jeigu jūsų vokai yra užkritę, jūs žiūrit tiesiai ir realiai, bet kai žiūrit tiesiai ir formuojat. Nu, arba pas kitas būna labai akivaizdžiai matos, kur yra tas linkis. Grįžtam prie to pačio gošo šešėlio ir kitos pusės, kita pusė yra blizganti. Ir šepetėlis šiaip atrodo kaip koks lineris, tai nebandžiau, gal galima ir linerį išpiešti. Bet mes ką darysim, tai dengsim blizgučius ant voko. Išsipiešiu patį priekį. Ir su švariu šepetėliu vėl viską prasklaidau, bet sklaidimą atlieku iki to linkio, kurį padarėm, ta prasme, paryškinom. Tai vat iki jo. Bet pažiūrėkit, irgi labai gražu ir matinis variantas gali būti ir blizgus. Gali būti blizgus tik šiek tiek pačiam priekyje, bet aš dabar kaip ir uždengiu palei visą voką tos blizgučius. Linerį nusprendžiu panaudosiu lipnios juostos techniką. Žiauriai senai taip dažiausi, bet pabandom. Klijuojasi realiai ten, kur norit, kad jums eitų lineris. Tai žiūrėkit pagal jūsų raukšleles. Aišku, gal nebuvo pats geriausias sprendimas dabar ant makiažo pagrindo dėti, nes jūs kaip nusimsit, šiek tiek makiažo pagrindas apsigadins, bet su kempinėlė viskas bus pataisoma. Greituoju būdu pasidariau vieną akį, tai pažiūrėkit kaip atrodo. Bet toks praretušuotas lineris. Tai naudoju Maybellino linerį. Tai jeigu reikėtų brėžti atsakingai, tai iš tikrųjų su juo yra labai sudėtinga dirbti, bet yra labai gera priemonė, jeigu norit gero išsilaikymo, kad jums nesubėgtų ir nenusivalytų lineris. Tiesiog spalvinu realiai pačią blakstienų liniją. Užsitamsinu. Jau nepasakyčiau, kad čia labai gražiai užsitamsinu, bet pasiėmu tada kitą teptuką. Tamsiai rudą spalvą. Darau kaip retušavimą. Prasklaidau viską. Ir va pasižiūrėkit, vieną akį jau nuėmiau su lipnia juostelė ir kokia graži švari linija. Tai va dabar tą patį padarykime su kita. Akį išsidūrusiu. Vat, kokia švari linija gaunasi. Ir sakau, tik tais yra užkirtimas, toksai čia yra užkritusiam akim, čia yra užkritusiam akim labai aktualus lineris, nes mes daug savo pravedimų negalim pasidaryti, nes tiesiog vokas neleidžia. Bet va tokį užkritusią, matot, šiek tiek yra išsikirpęs jisai. Aišku, kad nebūtų toks per daug ryškus viršus, nes jeigu pasirinkot juodą linerį, dar su tamsiai rudu šešėliu labiau patamsinsiu akies apačią. Ir keliaujam prie tušų. Žinokit, aš niekada nenaudodavau tušų su plonu šepetėliu, nes man atrodavo, kad man ten sulipina blakstienas ir man netinka ir taip toliau. Bet žinokit, išbandžiau šitą tušą. Čia yra L'Orealio Telescopic tušas. Wow! Aš apakus buvau. Ta prasme, mano blakstienos tai kaip iki dangaus atrodė. Ekstra prailgina, ekstra pakelia. Nu, ta prasme, jos kažkokias trigubai geresnės atrodo, negu šiaip būdavo su beleko kitų tušų dažydavusi ir būdavo su laminuotom blakstienom. Nes dar kame yra prikolas su šito tušu, nes jis yra plonas. Tai jisai prieina prie pačių šaknelių ir realiai padeda iškelt blakstienas. Ir dar kas faina, kad jisai pajuodina pačią blakstienų liniją. Pažiūrėkit, kokios blakstienos. Aš žinokit, niekada negalvau, kad aš dar galiu turėti tokias blakstienas. Ta prasme, aš turiu pasižiūrėti. Jos atrodo kaip priaugintos. Nu, realiai, literaliai. Ta prasme, aš tokių šis niekada gyvenime neturėjau. Jo, aš esu laminavusi. Nu, bet, ta prasme, laminuotas blakstienas ir šitas tušas, tai yra, nu, kažkas tokio. Wow, kad aš visą laiką tokios būtų. Amžinai, forever and ever. Tai ką, keliaujam prie paskutinio ir pačio svarbiausio akcento, tai yra raudonos lūpos. Naudosiu Rival Long Lasting Lip Liner. Išsukamas, labai fainas spalva, kurią aš jums parašysiu komentaruose. Tai, kai dažau lūpas. Man šiaip raudonos lūpas yra labai atsakingas momentas. Ir man labai yra svarbu gražus kontūras, nes, nu, jeigu raudonas lūpas čia kažkur išsivalgo, nu, man tragedija, aš negaliu pakęst. Tai gerai, tai dabar bandom atsakingai ir gražiai dažytis. Tai svarbiausia, kad būtų kuo plonesnis pieštuko galiukas. Ir dažom apačią. Ir pradedu sujunginėti. Tai nepamirškit pačių iš tuo kampučių, nepalikti jų viršų. Ir taip pat truputį sujunginėti. Tai va, pasidarom kontūrą. Dėl lūpdažio
Tai čia yra labai individualus reikalas. Aš vis dar esu gero raudono lūpdažio paieškose, nes man ne visą laiką ją patinka, nes aš labai mėgstu, kad jeigu raudonas lūpdažis, tai kuo geriau laikytųsi ir kuo labiau nenusivalgytų. Blizgaus kreminio raudono irgi nemėgstu, nes kokia yra problema su kreminiais lūpdažiais, kad jeigu plaukai pakliūna ant lūpų ir kažkur perbraukia, tai va čia man neseniai tokia situacija buvo, kad dalyvavau fotosesijoje, buvo kreminius lūpdažis ir kažkur užsibraukė plaukai, čia iš karto tokie brūkšniai, tai va, sakau, man raudonas lūpdažis yra labai atsakingas. Jau blogiausiu atveju, jeigu turit kreminį lūpdažį, tai tada subirę pudrą viską užgesinu, arba tada tiesiog geriausiai renkuosi pieštuką, ką ir dabar padarysi. Visas lūpas pasidengsiu su raudonu pieštuku. Ir pasidažius pilnai su lūpų pieštuku per visas lūpas tikrai garantuosit geresnį išsilaikymą. Jeigu turit kažkokį matinį lūpdažį, galite ant viršaus, kad dar geriau laikytųsi. Ir ką aš dar darau ir mėgstu daryti su raudonu lūpdažiu, tai parodysiu. Tai mėgstu pasimti tiesiog servetėlę, nuspaudžiu kiek yra, tada dar kartą pasiemu, antrą sluoksnį išsidažau, tai ar lūpdažio ar pieštuką panaudojat. Ir tada dar galite nebijoti pasimti vėl birę pudrą, kažkokį šepetėlį, likučius visiškai ir pereit per lūpas. Nu, kad jau tikrai garantuotų kuo ilgesnį išsilaikymą, nesakau, raudonas lūpdažis yra tas momentas, kai aš labai nemėgstu, kai yra išsivalgę lūpas, tai geriau jau apsisaugoti, turėti lūpdažį visą laiką su savimi kartu ir visą laiką pasifiksuoti, pasitaisyti, arba jau pasirinkti tokį lūpdažį, kur tikrai gerai laikosi, arba, kaip jums dabar rekomendavau, naudoti tiesiog lūpų pieštuką. Tai aš labai tikiuosi, kad buvo jums naudingos informacijos, kad atšvęsit gražiai Valentino dieną. Tikiuosi, kažką sužinojot naujo, inspiravau jūs ir iki sekančio.